kokį mąstymą jūs turite, tokį progresuojantį, augantį ir tą pozityvų, ar visgi degraduojantį ir regresyvų. Tai pavyzdžiui, kaip jūs dažniausiai mąstote ir kalbate, kad tam, kad lengviau suprast, tai pasakysiu, kaip yra pavyzdys. Žmona nori ten remonto, nori geresnio darbo, geresnės mašinos, nori ten kažką drabužį kažkokį, o vyras visada sako, tu pasižiūrėk, tu ir taip visada visko nori, kaip čia taip, kiti blogiau gyvena, žmona nori ten darnesnių santykių. Mes ir taip čia gerai gyvenam, pasižiūrėk, kiti ten išvis ir geria, ir mušasi, aš nei geriu, nei mušu, ne, ir ko tu aplamai nori. Tai pavyzdžiui, kai mes lyginam save arba aplamai pradedam lyginti su tais, kas yra blogiau, ar pas kažką yra blogiau, tai čia yra degraduojantis mąstymas, nes mes visada atsiremiam ir kaip ir pastatom savo tokią kartelę, kad aš ir taip labai gerai jau gyvenu ir man nereikia ten jokių aukštumų, ne? Bet pavyzdžiui, progresuojantis ir tas augantis mąstymas tai yra, šiuo metu aš turiu, pavyzdžiui, tokį būtą, tokias sąlygas ir ką aš galiu padaryti, kad pagerinti šitas sąlygas. Šiuo metu mano santykiai su vyru yra tokie. Ką aš, būtent aš, o ne mes, ne ką aš galiu padaryti tam, kad juos pagerinti. Tada taip šnekėtis nes nuo vieno žmogaus tikrai jau visiškai nepakeisi, bet gali įtakot visą pasikeitimą. Bet tada tu bendrausi, tada kažkokius mažus veiksmus darysi, nes labai sunku, jeigu jūs norit kažką apversti 180 laipsnių, tai kito žmogaus jūs taip neapversit, jūs galit. Ir net jeigu jūs, pavyzdžiui, jūs visada ten buvot gera mama, valgyt darėte, ne namus tvarkėt, o šiandien viskas. Šiandien aš to nedarysiu. Tai tikrai tas jūsų 180 tai sukels tą pasipriešinimą. Ir bus pykčių, barnių ir viso kito. Tai jūs irgi tie 180, tai palaipsniui. Šiandien aš negaminsiu, ten vieną kartą per mėnesį negaminsiu, nes aš išeinu kažkur. O aš dabar kiekvieną savaitę, tokią dieną išeisiu vakare į kažkokius mokymus, į kažkokius būrelius, tiesiog į sportą, ne? Ir kad jūs rūpinkite savim, ne? Tai mažai savo žingsnelis jūs darot įtaką visiems, nes viskas nepatinka, sėdėkit alkani. Tai čia kaip pavyzdys, toks kaip suprasti. Tai ir kokį mąstymą jūs turite, ar visgi tą, kur jūs norit aukštyn, ar visgi tą, kur jūs arba stovit vietoj, arba žemyną, ne? Nes šiandien taip kiti geria, jie prasigers ir tada jūs galite atsidurti toj vietoj, ne? Nes nebus jau tų geriančių, ar ten dar kažkokio, ne, kur blogiau gyvenančių, pavyzdžiui, jie visi išmirs ir jūs neturėsit tiesiog su ko lyginti. Tai jūs busit ant to žemesnio, kaip sakoma, laiptelį ir neturėsit su ko lyginti. Tai kokį mąstymą jūs turit ir kokį norit turėti. Tikrai galima iš to žemesnio, iš to degraduojančio išaugti į tą, kur jūs augsit ir auginsit savį ir savo aplinką. Tai yra darbas, savaime suprantama, nes jeigu jūs gyvena 20 metų, 50 metų pagal vienas programas, tai reikia ieškoti žinių, reikia lavinti įgūdžius, įvesti naujus veiksmus, įvesti naujus įpročius tam, kad daryt kitaip, nei jūs darėt. Tai pavyzdžiui, tam, kad valgyt ne pirktinę duoną, ne, o naminę duoną, jūs turite išmokti, pirmą surasti receptą, išmokti teoriškai kaip tą daryti ir gaminti patiems. Tai lygiai tas pats ir gyvenime ir aplamai dėl visų jūsų įpročių. Tai tikrai galima tą degraduojantį mąstymą išlavinti ir jį užauginti iki to. Tik reikia darbo, reikia pirma noro ir suformuota vizija, ką jūs norit ir tada mažais žingsniais darbas pasiekti šitą dalyką, bet tikrai įmanoma.